Praėjusį šeštadienį, birželio 13 dieną, Santarvės aikštėje nuo pat ryto netrūko šurmulio ir geros nuotaikos. Gastronominis čempionatas, koldūnų kultūra. Visą dieną džiugino visaginiečius ir miesto svečius ne tik koldūnų konkursu, bet ir puikiais koncertais. Renginyje pasirodė Visagino kolektyvai ir muzikantai, o vakaro kulminacija tapo grupės Išjunk šviesą koncertas. Koldūnų šventė Visagine pamažu tampa tradicija. Pirmą kartą ji buvo surengta mūsų mieste 2024 metais. Tuomet buvo pasiektas rekordas, pagamintas didžiausias koldūnas, įtrauktas į Lietuvos rekordų akademijos sąrašą. 2025 metais šventė sugrįžo kitų formatų, o šiais metais prisijungus Daugpiliui ji tapo tarptautiniu čempionatu. Vicemero Vitalijaus Besakirsko teigimu, Visaginas siekia tapti Lietuvos koldūnų sostinė. Manau, kad kiekvienas miestas turi savo išskirtinę šventę. Pavyzdžiui, Palanga garsėja stintų švente, kitose miestuose rengiamos cepelinų šventės. Vilnius turi šaltibarščių festivalį. Taip ir Visaginas turėtų tapti koldūnų sostinė. Juk čia veikia mano nuomonė geriausias koldūnų gamintojas Lietuvoje, o patys žmonės labai mėgsta koldūnus. Todėl visi turime palaikyti šią šventę. Vieni dalyvaudami komandomis, kiti siūlydami savo idėjas, kad renginys augtų, stiprėtų ir toliau sėkmingai vystytųsi. Čempionato startas buvo duotas 12 valandą ir netrukus virš Santarvės aikštės pasklido viliojantis maisto aromatai, o lankytojai išsirikiavo eilėse prie komandų palapinių, laukdami progos paragauti pagrindinio šventės patiekalo. Čempionate koldūnų kultūra dalyvavo 6 komandos. Tarp svečių Daugpilio komanda Susėdi, Panevėžio rajono Liekupių ir Istricos bendruomenių komanda bei Švenčionių rajono kaimo bendruomenės Uždvaris komanda. Visaginai atstovavo 3 komandos. Visagino savivaldybės komanda Draugai drugiai, Lopšelio darželio Auksinis raktelis komanda bei tautinių bendrijų ir Visagino kultūros centro komanda Geros nuotaikos draugija GND. Komandų darbą vertino autoritetinga 5 narių komisija, kuriai pirmininkavo žinomos Lietuvos virtuvės šefas, Auksinio peilio premijos laureatas, visaginietis Ruslanas Bolgovas, kurio profesinis kelias prasidėjo būtent nuo koldūnų gamybos. Mano pirmoji darbovietė buvo būtent ta vieta, kur mes pirmieji mieste rankomis lipdėme koldūnus. Buvo tokia kavinė Tauras, kurio šiandien jau nebėra. Tuo metu tai buvo kooperatyvas, visa tai buvo prieš 33 metus. Man didžiulis džiaugsmas šiandien dalyvauti tokioje nuostabioje miesto šventėje. Tiesą sakant, bet kuris renginys vykstantis Visagine man yra didelė šventė. Nepaslaptis, kad koldūnus išrado kinai, tačiau būtent slavai sugebėjo šį patiekalą paversti tikrų ritualu. Taip pat nepaslaptis, kad kiekviena šalis turi savo koldūnų versiją. Italijoje jie vadinami ravioliais, Gruzijoje chinkaliais, tačiau patys skaniausi koldūnai yra būtent Visagine. Šiandien, dar prieš tapdamas griežtų teisėjų, spėjau paragauti kiekvienos komandos pagamintų koldūnų. Mane sužavėjo jų skoniai, pateikimas ir žmonės, kurie jos gamina. Nes visi, kurie lipdo koldūnus rankomis, skleidžia ypatingą, gerą, tikrą ir šiltą energiją. Mūsų komanda vadinasi GND – Geros nuotaikos draugija. Manau, kad visi, kurie prie mūsų priėjo, galėtų tai patvirtinti. Viską išdalijome labai greitai, nors ruošėmės ir gaminame visą savaitę. Gaminome virtinius su varške ir bulvėmis. Jie pas mus baigėsi akimirksniu. Atrodė, kad jų buvo labai daug, tačiau paaiškėjo, kad reikėjo pagaminti bent 2, o gal net 3 kartus daugiau. Todėl, jei po metų toks konkursas vėl bus rengiamas, su dideliu malonumu prilipdysime dar daugiau skanių koldūnų ir virtinių. Taip, labai skanus koldūnai. Ypač su bulvėmis, tikrai. Tiksliau virtiniai, ypač su bulvėmis. Svarbiausia, kad žmonėms, kurie ragavo mūsų virtinius, jie patiko. Ir tai yra svarbiausia. O kokią vietą užimsime, jau netaip svarbu. Didelis ačiū visoms mūsų merginoms. Iki šio čempionato buvome beveik nepažįstamos, o dabar taip susidraugavome. Nuoširdžiai dėkoju visoms. Mes esame nuostabi komanda. Geros nuotaikos draugija. Примушая есть и салаты с цибуляю, а не думая про то, что мне 20, и мне хочется с девками целоваться, а не думая про то, что мне 20, и мне хочется с девками целоваться. Auksinis raktelis yra labai tokia
įstaiga, kuri labai mėgsta visur dalyvauti. Ir išgirdę, kad bus tokia šventė, nusprendėm dalyvauti. Sukūrėme komandą, sugalvojome savo sveikuoliškus koldūnus. Taip, išgavome receptą, sugalvojome padažą, aprangą, reklamą. O pristatėm sveikuoliškus koldūnus. Jie mūsų buvo žali, taip ir vadiname žali koldūnai. Koldūnai daromi iš tešlos, į kurią įdėjome špinato. Tai ir sveikuoliškas maistas, ir automatiškai gražiau atrodantis. Mėsa buvo kiauliena ir jautiena. Virėme ant dujų šį kartą, nes pirmas kartas buvo, žinot, kaip pirmas blynas, bet tikimės, kad kitais metais mes jau lipdysime rankomis, sugalvosime kokį nors įdomesnį receptą, gražesnį, kažką tai sugalvosim ypatingo, bet dabar turime visą tai, ką šiandien pamatėme, ką pajutome, ką išgyvenome, turime savyje viską suvirškinti, kad ateičiai kažką tai pateikti įdomesnio. Mūsų komanda šiandien gamino koldūnus drugelis. Vienas jų sparnelis buvo su grybų įdaru. Grybus renkame aplink miestą esančiuose miškuose. Kitas sparnelis buvo su mėsos įdaru. Mūsų komanda vadinasi Draugai drugiai. Tokį pavadinimą pasirinkome todėl, kad gyvename daugiataučiame mieste ir visi čia esame draugai. Be to, pažvelgus į Visaginą iš viršaus, jo forma primena drugelį. Būtent todėl ir gimė tokia mūsų komandos idėja. Kai saulė leidžia sausą ledamą, gera, kai po langais dainuojasi tema. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu man padainuotum dainą tu, man dainuotum tu. Mes esame iš Panevėžio. Mūsų pavadinimas Liekupė bendruomenė. Dalyvaujam pirmą kartą. Sugalvojom, kadangi mūsų kaimynas yra, kur miltus mala, tai sako, gal nori sudalyvauti koldūnuose. Tai mes nutarėm, kad sudalyvausim nors pirmą kartą. Kadangi aš pats kaip Liekupė bendruomenės pirmininkas mėgstu gaminti, galvoju, surizikuosiu ir sudalyvausiu. Ir parodėm visą grūdo kelią nuo sumalimo iki įsijojimo, iki tešlos įminkimo ir rankinių būdų padarėme koldūnus. Koldūnai buvo gaminti 2 rūšių, su virtom bulvėm ir įdaras virtos bulvės ir kitas su mėsa. Ką 19 amžiuje vis pas kiekvieną kieme Aukštaitėje buvo ir viską tą turėjo ir taip mes atgaivinam senelių, prosenelių tą. Mes esame komanda, kurią sudaro tiesiog 2 šeimos. Nusprendėme, kad norime dalyvauti šiame renginyje. Praėjusiais metais buvome atvykę kaip svečiai, mums labai patiko, todėl nusprendėme, kad ir mes turime ką parodyti. Šiandien pristatėme patiekalą Yin Yang. Mūsų koldūnai buvo juodos ir baltos spalvos, kaip simbolis, kad mūsų miestai partneriai papildo vienas kitą. Jiems gaminti naudojame latviškus miltus, o į faršą įdėjome lietuviško sūrio džiugas. Viskas buvo puikiai organizuota, mums labai patiko. Larisa mums labai padėjo, lengvai radome vietą, gavome palapinę, mums buvo paaiškintos visos taisyklės, todėl galėjome gerai pasiruošti. Iš esmės parodėme viską, ką norėjome parodyti. Kaip vertinate idėją, kad Visaginas taptų koldūnų sostinė? Koldūnų sostinė? Skamba gražiai? Kodėlgi ne? Šeštadienis nelepino gero oro. Protarpiais teko traukti skėčius, tačiau tai neišgąsdino nei čempionato dalyvių, nei žiūrovų, kurie mėgavosi šventinę atmosferą. Ją kūrė ne tik spalvingos komandų palapinės, bet ir nuolat skambėjusi muzika. Scenoje pasirodė talentingi Visagino atlikėjai. Tuo metu kulinarai tęsė savo kūrybą ir pagaliau atėjo kulminacinė šventės akimirka – patiekalų degustacija bei vertinimas. Reikia pripažinti, kad tai nebuvo lengva užduotis. Tai pripažino ir patys komisijos nariai.
nes kiekvienas patiekalas išsiskyrė savitu skoniu ir originaliu pateikimu. Verta paminėti, kad balsavime dalyvavo ir žiūrovai. Jie metė žetonus į skaidrės balsavimo talpas, taip išreikšdami savo simpatijas labiausiai patikusiai komandai ir jos patiekalui. Žiūrovų simpatijų prizais buvo apdovanotos komandos Geros nuotaikos draugija ir auksinis raktelis. Be apdovanojimo neliko ir Švenčionių rajono kaimo bendruomenės Uždvaris komanda, kuri koldūnus gamino pagal šeimos ir krašto tradicijas, naudodama paprastus, tačiau kruopščiai atrinktus ingredientus. Jų pagaminti koldūnai daugeliui priminė vaikystės skonius ir jaukius šeimos susibūrimus. Ekspertų komisijos balsai pasiskirstė taip. 3 vietą užėmė Daugpilio komanda Sosėdė, pristačiusi koldūnus In Jank. 2 vietą pelnė Visagino savivaldybės administracijos komanda Draugai Drugiai su originaliaisiais koldūnais Drugelis. 1 vietą iškovojo Panevėžio rajono Liekupių ir Istricos bendruomenių komanda. Jie pademonstravo visą koldūnų gamybos procesą, nuo grūdų malimo ir miltų paruošimo iki koldūnų lipdymo. Be to, komanda atsivežė ir originalų Zatyrkos pieniškos sriubos receptą, kuris taip pat yra Aukštaitijos kulinarinio paveldo dalis. Zatyrka mano gyvenime lydi turbūt nuo pat vaikystės. Ja gamino močiutė, mama ir pasinaudodamas tą seną tradiciją. Šitą edukaciją Zatyrkos virimo įgavo labai didelį populiarumą. Tai iš tikrųjų kiekvienas žemdirbys, kiekvienas žmogus yra susidūręs su maisto gamyba ir gaminimu, o dabar paplitęs toks mitas, kad viską Maxima gamina. Ir pieną, ir miltus, ir makaronus, ir mėsą. Tai mano tikslas mūsų bendruomenės yra tai, kad maisto produktus visą laiką gaminasi patys žmonės. Ir tęsdamas tą tradiciją važiuoju per muges ir visiems rodau ir noriu paaiškinti, kad žmonės kūrė maisto produktus, augina javus, gyvulius, gamina maistą ir mėgausi jais. Taip baigėsi 3. tarptautinis gastronominis čempionatas Koldūnų kultūra, kuris kasmet sulaukia vis didesnio susidomėjimo ir toliau sėkmingai plečiasi. Ambicingas organizatorių tikslas paversti Visaginą Lietuvos koldūnų sostinę. Šią idėją palaiko tiek miesto gyventojai, tiek gausūs festivalio svečiai. O nuolatinio festivalio Visagino kantri vedėjo Dainiaus Martinaičio dalyvavimą šiame kulinarinėme renginyje galima laikyti dar vienu geru ženklu, kad ši idėja turi visas galimybės tapti realybę.